gyvenant toksinėje aplinkoje, nesvarbu, ar tai darbo santykiai, ar tai santykiai šeimoje, tiesiog ta aplinka mus pradeda veikti. Ką mes matom, tas atsiranda mūsų prote, ką mes girdim, tas įeina į mūsų sistemą ir dėl to, kai išvažiuojam atostogų kažkur išvarom į kokį retrytą, į kažkokią stovyklą, tada grįžtam, viskas atrodo kitaip. Yra tai buvę? Yra. Tai va žiūrėk, jeigu esi toksiniuose santykiuose, jeigu tau jau tas atsibodo ir tu nežinai, kaip ištrūkti, tai ateik pas specialistą ir specialisto pagalba nereiks išvažiuoti 2 savaitėm kažkur į stovyklą, nes gal yra vaikai ir tiesiog fiziškai negali išvažiuoti. Yra įsipareigojimai. Ateisi pas mane, mano pagalba aš parodysiu kitą perspektyvą, pamatysi santykius iš kitos pusės, kaip Einšteinas sakė. Jeigu esi sistemoje, negali pamatyti sistemos trūkumų. Reikia išeiti iš sistemos, už tai iš šono matosi geriau. Visada iš šono patart kitam gali. Tai va, ateisi, pasižiūrim ir tos naujos perspektyvos dėka galėsi pamatyti, rast, išeiti ir žengt pirmus žingsnius. Tugi nori turėti geresnį gyvenimą? Nori mėgautis ir santykiais namuose, ir santykiais darbe. O kas tau trukdo? Kas trukdo parašyti žinutę man? Turbūt tik tai puikybė, tik tai ego. Nu tai ką tada? Klausyk savo puikybės. Klausyk savo ego jau ką. Aš čia negaliu jau nieko padaryti. Tavo pirštas turi paspausti mygtuką.